Sveiki visi, aš esu Edmundas Junevičius. Šiandien aš norėčiau pasidalinti keletų pastebėjimų apie mokesčių sistemą Lietuvoje ir manau, kad tie pastebėjimai būtų labai aktualūs šiandieninėme kontekste. Jeigu paspaudėte ant šio vaizdo įrašą, veikiausiai esate girdėję apie naujus mokestinius projektus, tokius kaip nekilnojamo turto mokestis arba cukraus mokestis, kuriais norima užkaišyti ganėtinai didelį biudžeto deficitą. Ir tai iš esmės nebūtų blogai, jeigu laikas skirtas šioms diskusijoms būtų proporcingas potencialiam šių pakeitimų rezultatui. Taigi, nekilnojamo turto mokesčio pakeitimais ir naujų potencialių cukraus mokesčių planuojama surinkti apie 60 milijonų eurų papildomų pajamų į valstybės biudžetą. Ir tai yra suma, kuri nors yra didelė bet kuriam individui arba netgi savivaldybei, ta suma turės arti nulinį efektą užpildant 5 milijardų eurų biudžeto deficitą. Vienas aspektas, kurio aš pasigėdau spaudoje ir apskritai viešoje diskusijoje, yra apie tai, kaip mes planuojame sąžiningai susirinkti nuslėpimus PVM mokesčius. Sausio mėnesį Europos komisija išplatino naujausią ataskaitą apie PVM surinkimą ES ir pagal šią ataskaitą galima matyti, jog Lietuva 2023 metais prarado apytikriai 1,3 milijardo eurų pajamų, kurios turėjo būti surinktos, tačiau nebuvo. Ir tai yra nuostoliai, kurie paskutiniais duomenimis drastiškai išaugo, nes dar 2022 metais nesurinkti PVM mokesčiai siekia tik tai 950 milijonų eurų. Tai reiškia, kad maždaug per 1 metus PVM grobstymo mastai išaugo apie 350 milijonų eurų. Ir pagal paskutinius duomenis ši tendencija yra drastiškai blogėjanti, nes viso labo per 1 metus mes perėmė nuo situacijos, kai buvo išgrobstama tik tai 1/6 PVM iki situacijos, kai yra išgrobstama jau 1/5 PVM mokesčių. Ir nors aš neturiu duomenų apie 2022 metų rezultatus, pati tendencija yra kelianti didelį nerimą. Bent jau turėtų būti. Tai žinoma, reikia turėti omenyje, kad viso labo 2 Europos šalys surinka arti teorinio PVM maksimumo, tačiau ES vidurkis yra viso labo 6 procentai, kai tuo tarpu Lietuvoje jisai siekia 18 procentų. Tai blogiau negu Lietuva šiame rodiklyje atrodo tik tai 3 šalys Europoje, tai yra Rumunija, Malta ir Slovakija. Mūsų kaimynai taip pat atlieka daug geresnį darbą negu Lietuva. Pavyzdžiui, Estijoje prieš porą metų šitas rodiklis siekė viso labo 1,5 procento, Latvija ir Lenkija buvo pasiekę 5 procentų rodiklius. Nors sąžiningumo dėliai reikia pasakyti, kad situacija mūsų kaiminystėje taip pat smarkiai pablogėjo paskutiniais metais. Tarkime, Estijoje šis rodiklis šoktelėjo iki 6 procentų, Latvijoje iki 9 procentų, Lenkijoje iki 10 procentų. Tačiau nepaisant to, šios šalys, tai yra mūsų kaimynai, iki šiol atlieka maždaug 2 geresnį darbą, sukontroliuojant PVM grobstymo mastus. Taigi, ką galima padaryti, kad šita situacija pagerėtų? Apskritai, PVM nuostolių priežastys yra sudėtinės, jas dažniausiai sukelia įstatymų spragos, kurios neretais atvejais būna paliekamos tyčia. Prie to prasideda organizacinių kompetencijų trūkumas ir kas galbūt yra ypatingai aktuali Lietuvai, tai yra sąlyginai žema mokesčių mokėjimo kultūra. Kuri iš šių komponenčių yra didžiausia, yra labai sunku pasakyti, ypatingai jeigu žvelgime iš išorės. Tačiau svarbu suprasti, kad apskritai tai yra struktūrinės bėdos, kurios ir sprendžiamos turėtų būti struktūriškai. Tai yra politinėme lygmenyje, kultūrinėme lygmenyje ir techninėme lygmenyje. Pabaigai galbūt šiek tiek apie išmaniuosius kasos aparatus, kaip turbūt girdėjote, yra planuojama įdiegti naujus išmaniuosius kasos aparatus, kurie realiu laiku siųstų duomenys mokesčių inspekcijai. Tačiau verta turėti omenyje, kad šie duomenys duos naudą tik tuo atveju, jeigu valstybinė mokesčių inspekcija galės juos laiku išanalizuoti ir taip pat galės kokybiškai juos interpretuoti. Kitu atveju tai bus tiesiog verslo išlaidos, kurios bus realiai padarytos veltui. Ir apskritai žiūrint į dabartinius Lietuvos rodiklius ir pačias tendencijas PVM surinkimo srityje, nėra akivaizdu, kad tos kompetencijos šiuo metu egzistuotų. Tai žvelgiant į bendras tendencijas yra pilnai tikėtina, jog Lietuvoje pernai metais buvo nesumokėta apie 1,5 milijardo eurų pridėtinės vertės mokesčio. Ir būtent šita situacija duoda pagrindą Lietuvos verslo neigiamai evoliucijai, kai nesąžiningi verslai uždirba didesnius pelnus negu sąžiningi verslai. Ir tai lemia, kad sąžiningi verslai nebeauga arba privalo sudaryti ir jų proporcija Lietuvos ekonomikoje mažėja, kas toliau lemia tolimesnį PVM mokesčio surinkimo mažėjimą. Ir paskutinis mano pastebėjimas būtų, jog man yra labai keista matyti, jog visą eterį mokesčių
diskusijose užima nekilnojamo turto mokesčiai ir cukraus mokestis, iš kurių norima papildomai surinkti apytikai 60 milijonų eurų, kai tuo tarpu mes tikėtina, jog turime 1,5 milijardo eurų skylę biudžete dėl nekokybiško PVM mokesčio administravimo. Abi šios sumos yra labai didelės, tačiau viena iš jų yra 25 kartus didesnė negu kita. Tai paskutinis komentaras iš manęs. Vis dėlto, jeigu manote, kad šitas įrašas buvo jums naudingas arba įdomus, parašykite man komentarą arba asmeninę žinutę. Aš pastaruosius 13 savo gyvenimo metų dirbu su įvairiomis pasaulio šalimis Afrikoje, Azijoje ir Šiaurės Amerikoje ties mokesčių administravimo ir viešųjų finansų valdymo projektais. Esu vadovavęs keletui mokesčių reformų iš techninės pusės ir aš mielai pasidalinčiau įžvalgomis, kurios dažnai yra esminės, tačiau ignoruojama žiniasklaidoje arba viešojoje erdvėje. Tai vis dėlto, jeigu peržiūrite šitą įrašą gal, tai dar kartelį ačiū Jums.